Sveiki visi! Pagaliau jau atėjo tas laikas, kada galima kapstytis sode, darže, džiaugtis peržiemojusiais augalais, pamatyti savo rezultatus, ką užauginom praeitais metais ir kaip išsilaikė viskas per žiemą. Turiu labai gerą palyginimą, kaip išsilaikė rožės, kaip žiemojo, nes užpraėjusiais metais nedengiau aš jų, o šiemet žiemą visos buvo uždengtos. Tai labai akivaizdus rezultatai, uždangos mano ne pūkiniai patalai, ne kažin kokie stori užklotai, tik tais agrotekstilį ar kitaip agroplėvelį 50 mg į kvadratinį metrą. Dabar parodau, kad taip aš jas uždengus buvau. Labai gerai pritaikėm seno šiltnamio lankus, perpjovė per pusę ir įsmeigė ant metalinių virbų. Labai gerai laikė plėvelę, neplėšė jos. Taigi mano uždangos nebuvo labai storos ir tai nereiškia, kad tie augalai dabar gavo temperatūrų skirtumą ir šoką dėl to, kad jie buvo labai šiltai užkloti ir pradėjo jau vegetuoti ir augti. Čia temperatūrų skirtumo didelio nebuvo. Svarbiausia buvo, kad nesilaikė drėgmė ant augalų ir kai lietus lydavo ar sniegas, jis visas nuslinkdavo tuos audeklais žemyn. O rožės būdavo sausos ir dėl tų temperatūrų svyravimo nesproginėjo jų žievė. Tų infekcinių nudegimų šiemet labai nedaug, pernai beveik visas rožės buvau nukirpusi sulig žeme, tik tais viskas išaugo iš skiepo vietos, iš po žemės, o šiemet krūmeliai gana normalūs. Liko kai kur yra žinoma tokių pažeidimų, bet aš manau, kad visi tie žievių įtrūkimai ir infekciniai nudegimai grinai buvo dėl to, kad pernai kai kurios rožės sirgo netikrąją miltligę, kada būna avietinės spalvos dėmės iš pradžių ant lapų, paskui persimeta į stiebus, tie stiebai blogai žiemoja ir jie paskui pavasarį, nors atrodo žiemą išbuvę gerai, pavasarį pradeda vysti besprogstantys jų ūgliukai. Aš manau, kad čia tos netikrosios miltligės pasekmės yra. Taip pat, jeigu ilgalaikio poveikio trąšos buvo išbarstytos kažkur vasaros viduryje ir jos negavę pakankamai drėgmės, neišsiplovę, pradeda tirpti kažkada vėlai rudenį, tada labai susiskatina rožių nauji ūgliai, jie išauga, iki žiemos nespėja subręsti, žiemoti, būna labai stori, gražus, tačiau per visą žiemą prastovė, pavasarį jie nudega, nudžiūsta. Tai čia, manau, grinai dėl to, kad jie nebuvo subrendę. Tai va tokie va ūgliukai. Kažkur šakos apačioje įvyksta žievės įplyšimas, žaizda ir po to neprateka visos maisto medžiagos ir ta šaka nudžiūva. Ją reikia nukirpti iki sveikos vietos, nepagailėti. Galbūt šiemet išaugs labai geri ūgliai, kurie subręs gerai ir per žiemą išžiemos puikiai. Taigi mano tie patalai užklojimai agroplėvelės nebuvo stori, jie labiau saugoja nuo vėjo, nuo lietaus, nuo temperatūrų skirtumo, kad ta drėgmė, kuri prisikaupusi būna ant šakelių, naktį sušalus nesproginėtų, nesprogdintų žievės. Tokia tik maža sniego imitacija yra. Gražiausiai išsilaikiusi rožė Rose de Tolbiac. Dar visi žali lapeliai, jinai kiekvienus metus, kiekvieną žiemą aš ją prilenkiu, uždengiu, bet ji labai puikiai peržiemoja, labai greit pradeda augti. Svarbu laiku atstatyti tas šakas, kad bestatant į tą nuolatinę padėtį nenulūžinėtų jų ūgliukai. Čia va šakelį prasidūrus buvo pro agroplėvelę ir jinai išsprogus lygiai tiek pat, kiek po tą agroplėvelę šakos uždengtos, tiek ir šitai išorėje. Nors čia, kai jau jinai buvo išsprogus ir paaugus, buvo -5
laipsnių šalna, tačiau jinai nieko nenušaldė. Čia va pačioj matosi taip pat tokie ūgliukai, gal dar mažesni netgi. Tai šita agroplėvelė labai tų rožių pavasarį nelepina. Žinoma, jeigu ten bus labai sandaru, kokie 3 sluoksniai, tai galbūt, bet oras vaikšto, kvėpuoja, viskas gerai. Va čia ūgliukas buvo rudenį išaugęs gana vėlai ir jisai nesubrendo ir jisai toks skystas. Nesutvirtėjo, jaunas ir jisai per žiemą taip ir nujuodo. Tai jau čia, jeigu nesubrendęs ūglys, tai ar čia uždanga bus ar nebus, vis tiek nebus jokio skirtumo. Tik svarbiausia išsisaugo tos šakos, kurios žalios, gražios. Ir va čia jau šalia auga naujas daigiukas ten, kur nukirpau. Čia rožė piano, labai sunkiai jinai startuoja. Jau 3 žiema žiemoja, tačiau krūmo nėra didelio. Labai sunkiai jinai man prigijo. Tiksliau išsijudino su augimu. Bet galbūt, tikiuosi, viskas dar ateityje. Pagrinde daug šakelių prasišalinau rudenį jau. Čia daugmaž yra arbatinių rožių lysvė ir aš jas trumpinau, kad jos laisvai tiltų po dangomis ir nereikėtų lenkti. Va tokie yra patamsėjimai, tai jeigu jau už jų, virš jų ūgliukai neauga, reiškia jau maisto medžiagos neprateka ir juos reikėtų nukirpti. Taip pat pakoreguoti tokias viršūnėlės. O rudenį, kaip sakiau, jau aš jas apsitvarkiau, išsiretinau tas šakas, kurios per vasarą užaugę į krūmo centrą, jos man nereikalingos, lai oras vaikšto laisvai, nes vis tiek, jeigu tie ūgliukai, tos šakos, kurios yra persipinę ir labai stipriai užsitankinę krūmo centre, jos nepraleidžia šviesos ir tie ūgliukai paprastai būna, kurie yra krūmo viduryje, ir mažai mato tos šviesos, tai jie ir būna akli, jie nebūna pasiruošę iškelti žiedą. Tai kuo mažiau tų šakų bus, tuo jos bus sveikesnės ir žiedai kokybiškesni bus. Čia bukė parfait, aš ją taip pat patrumpinu šakas, neleidžiu visoms iki viršaus augti. Ir va čia jau matosi kažkur tai yra toks stiebo pažeidimas, aš jį ir nukerpu. Nedaug dabar reikėjo čia jos iškarpyti, kelias šakeles tik atnaujinti. Na, tokie galai ir tos man violetinės dėmės, tokios avietinės, tai labai primena netikrąją miltligę. Ir būtent tos šakos, kurios yra aptaškytos, tokios pažeistos jau praėjusios vasaros ir jos blogai peržiemojo. Būtent toj vietoje, kur violetinės dėmės, ten yra ir žievių, žievės įtrūkimų daugiau. Nuo tos netikrosios miltligės geriausiai saugo privikiūras. Tai galima laistyti, kad per šaknis paimtų ir galima purkšti. Šiemet tarp krūmų sodinsiu daugiau daugiamečių augalų, kad būtų šaknys užsidengusios. Daugiau mulčiuosiu, nes šitos žievės, pušų žievės nebeužtenka, žemės paviršius džiūsta, o tuo pačiu ir neateina tų mikroorganizmų, nesiveisia daug, kurie turėtų padėti šaknims pasisavinti maisto medžiagas. Tai mulčiuosiu nupjautą pievelės žole, nors ir ne taip gražu, kaip tuščia puri žemė, tačiau žinau, kad augalam labai gerai atkurti tai, ką pati gamta, globodama augalus, sukuria jom tokias sąlygas. Tai visur, kur
yra žemė gamtoje, atkreipkite dėmesį, jinai yra kažkuo užsidengusi. Ar tai apaugusi žole vešliai, ar tai nukritusiais lapais, kurie per sezoną pūsta, taip pasidaro nauja trąša, bet viskas yra uždengta. Ir tik tais ten, kur yra plika žemė, ten jinai yra, kaip sako, dyka žemė, sudžiūvusi, sausa, dykynė. Tai aš savo darže taip pat noriu atkurti, arba tiksliau sukurti tokias kažkokias panašias sąlygas į natūraliai gamtoje esančias. Mulčiuosiu, sodinsiu daugiamečių augalų, uždengs šaknis, mažiau reikės laistyti. Taip pat mulčius perdirbamas mikroorganizmų, jisai kaip trąša, tai papildyti mineralinių medžiagų trąšų taip pat reikės mažiau šiek tiek. Tokius ūgliukus augina po 3 iš vienos vietos ir jie nebūna labai gerai išsivystę ir pilnaverčiai, nes tokio kuokšto nespėja išmaitinti. Tai tokius ūgliukus galima pramažinti, palikti po 1, jeigu stipri rožė po 2. Ypač jeigu jie auga į krūmo centrą, tai įsivaizduokit, kad tada išaugs 3, per visą sezoną 3 naujos šakos, kurios eis skersai per visą krūmą. Tai jas vis tiek reikės kitais metais, arba rudenį, arba pavasarį iškirpti. Čia vat irgi tas pažeidimas, jis iš pradžių galbūt nestipriai matomas, tačiau vėliau nudžiūsta tiek šakos, kiek jos yra pažeista. Ir galbūt mes to dar net ir nematom, bet pats augalas parodo, kad jis jau ten neišsprogsta, reiškia, ten jau medžiagos maisto neprateka. Labai gražu, kada eina ūgliukai prie žemės iš rožės. Ypač anksti pavasarį mane tai labai džiugina, nes aš žinau, kad jau ta šaka, kuri išaugs nuo tokio ankstyvo pavasario, jinai iki rudens pilnai suspės ir peržydėti kelis kartus ir subręsti tinkamai, ir ta jau šaka bus storesnė, oda jos tvirtesnė ir išsilaikys geriau per žiemą, kitais metais bus geresnis krūmas. Ir labai man gaila būna, kada rugsėjo mėnesį pradeda augti tokios šakos, taigi jau žinai, kad jos nesubręs ir jos, tik tais bereikalingas augalui darbas. Va, tokių ūgliukų po 3 net iš kiekvienos akutės išaugę. Dabar dar labai aš jų neskubu praskinti, nes jeigu grės šalnos, tai galbūt kai kurie ūgliukai, kurie yra jau vyresni, didesni, jie gali netgi pašalti jų pačios viršūnytės ir jie patapt aklais ūgliukais, kurie neužaugina žiedų. O tie, kurie dar maži ir dar tik tais lenda iš to viso kuokšto mažiausiai, galbūt jie daugiausia šansų turi per šalnas išgyventi. Romina labai gerai peržiemojo arbatinė aukštaūgė rožė, bet va čia yra susikryžiavusios šakos, kurią reikėjo laiku iškirpti ties va šitą vietą, kad nesitrintų į kitą šaką ir viena kitą su savo spygliais pratrina. Dabar aš nebežinau, kurią pasirinkti, kurią palikti. Tai va tokia dilema. Ir viena sprogsta gražiai, ir kita sprogsta gražiai. Tačiau yra abi šiek tiek pažeistos viena nuo kitos. Tai genėjimo metu jau reikia žiūrėti ir numatyti į priekį, kur tas augs pumpurėlis, kurį pumpurėlį, pavyzdžiui, iš tų 3 palikti pragenint, pramažinant, kad jisai augtų tokia kryptim, kad nesikryžiuotų su kitom šakom. Nes paskui, kai užaugę būna labai gaila jas karpyt. Čia Žiulį Andrių persodinau į sausesnę, aukštesnę vietą, nes jisai apačioj labai pelydavo. Net nežinau, kaip pasakyti, ir miltlygė jį užpuldavo. Čia Night Owl.
Augo ir vidury vasaros pradėjo džiūti šakos. Kelias iškirpau, čia vat peržiemojo. Lyg tai rudenį buvo ir gražios, bet jau yra labai stiprus pažeidimas, nors dar virš to pažeidimo augliukai sprogsta. Teisingiausia tai būtų nukirpti po šitą visą negražią vietą iki sveikos medienos. Nukirpti ir tada visas krūmas augs visas vienodai. Nebus vienos šakos aukštesnės, bet aš dar pažiūrėsiu, kas iš to išeis ir jinai nudžius, nenudžius. Tokia šakas dar, jeigu jos sprogsta virš to infekcinio nudegimo vietos, ūgliukai auga, galima juos ir palikti, jeigu ta visa žaizda nenuėjusi per visą stiebą aplinkui ir tie ūgliukai sprogsta normaliai, ją galima palikti, nekirpti, o kada jau pirmas žydėjimas baigsis, tada pagenint tuos visus žiedus galima tą šaką ir nukirpti, nes jau iš žemės, iš kažkur iš kitų vietų jau bus paaugusių naujų ūglių ir jie bus pamaina šitam negražiam stiebui, kurį nukirpsim. Nieko naujo aš čia neparodžiau, bet kai dar yra žmonės, kurie nesusidūrė su tokiais karpimais, tuo baisu nukirpti kiekvieną šakelę. Bet genint nereikia gailėti, nes kuo daugiau augalą pageni, tuo jis daugiau turi jėgų ir augina naujus ūglius, naujas šakeles. Čia mano blogiausiai išsilaikiusi rapsodija Blue. Pernai šią pavasarį sodinau, labai gražiai augo per visą vasarą, bet va žiemą nors ir dengta buvo vienodai kaip ir visos kitos, bet šakos pajuodo. Nežinau dėl ko, gal čia toks, ne visos girožės vienodai tas pačias sąlygas atlaiko. Kažkas tai jai čia yra nepatikę. Bet va šitus va, negražius violetinius stiebus aš pakerpu. Kad ir su ūgliuku, tačiau jisai yra negražus ir šitą ūgliuką palieku viršui į krūmo išorę. Tai jau bus mažiau tikėtina, kad užtankys krūmas dėl to, kad ta viršutinė šaka augs į krūmo vidurį. Kai be kameros genėjimas vyksta dviem rankom, viskas vyksta daug greičiau ir paprasčiau. O čia norisi ir parodyti, ir kamerą laikyti. Ir viena ranka nelabai mikliai viskas išeina. Toks stiebas jau jisai yra negyvas visiškai, nes nerodo nei vienos akutės sprogimo. Matosi, kad jos spalva labai jo pasikeitusi, ne žalia, o kažkokia ruda, juoda, violetinė. Ir taip po trupučiuką nusigeniu visas šakas, kurios yra man įtartinos, man negražios. Jeigu tai būtų gražiai, lygiai 3 metų senumo stiebai, jie jau būna tokie rudesni, jau jie nebūna žali, bet tai būna to lygiai vienoda spalva per visą stiebą ir matosi, kad tos akutės gražiai sprogsta. Tačiau jeigu tų akučių net užuomazgos nėra, kur tas pats krūmas jau seniai išsprogęs, tai jau čia tikėtina, kad šitas šakas tikrai reikia nukirpti ir laukti gyvybės iš skiepo vietos, kuri yra šiek tiek užkasta po žeme. 5-7 cm visą laiką pagilinu skiepo vietą, uždengiu žeme, tam, kad jinai nedžiūtų, tam, kad jinai iš apačios leistų naujus ūglius. Tada krūmas būna platesnis, vešlesnis, nebūna ant vienos kojos. Čia jau gal su viena ranka nelabai gausis.
Reikia tokiai šakai didesnio ir sekatoriaus. Labai gaila, kai tiek užauginta, tokia mediena ir neišsilaikiusi per žiemą. Va, tokia šaka. Pažeista visa. To ir labiausiai gaila būna, kad auga, žydi krūmelis ir po to, va taip, pavasarį. Pamatai, kad reikia stipriai jį sumažinti ir vėl visos viltys žlunga ir vėl laukia naujo sezono, kad paaugtų daugiau ir jau kitais metais tikiesi, kad labai bus gražus didelis krūmas. Tačiau gamta padaro savo. Mes tik galim pakoreguoti šiek tiek. Kol dar nėra žalumos, lapai visi neišsiskleidę, tai tokie skurdus krūmeliai, bet kai sužaliuoja, sužydi, užsipildo visi šitie tarpai. Tokį gal su pjūkliuku reikėtų nupjauti. Jis jau toks kelmas negyvas yra. Dar po tokio karpimo, dar vėliau dar šiek tiek pamatai, kad dar kai kurios šakelės nežaliuoja, tai dar reikia pakarpyti. Net ir žydint jau tarp žiedų kartais pasimato kokia sausa šakelė. Genėjimas vyksta beveik visą vasarą. Tai žiedus pakarpyti reikia. Tai šakelė kokia nereikalinga. Taip centre labai užtemdu. Tai aklų ūgliukų daug. Juos reikia praskinti. Tai reikaliukų čia yra nemažai. Ir jeigu norite tinginio sodo, tokį, kur pasodinai ir jisai tave džiugina, tai man atrodo rožės ne tie augalai, nes apie jas ir reikia ir norisi tupinėti, krapštinėtis, stebėti, žiūrėti, glostyti, karpyti. Su jomis visuomet yra ką veikti. Tai patręšti, tai nupurkšti. Kalbant apie trąšas, šiemet pirmenybę teiksiu Kondit universalioms trąšoms. Pernai pastebėjau, kad labai gerai šitos trąšos pasiteisino man pakabinamuose vazonuose su pelargonijomis. Taigi, dabar į žemę išbėriau šiek tiek universalių trąšų 16-16-16 formulė ir kad būtų šiek tiek daugiau azoto pavasarį, kad krūmai sužaliuotų, tai įdėjau maždaug 10%, kažkur 10% to viso kiekio trąšų dar įdėjau papildomai karbamido. Tai yra azotinė trąša. O pagrindas šiemet mano bus Kondit universalios trąšos. Jos pagamintos išrūgų pagrindu ir tos išrūgos tik tai suaktyvina dirvožemį. Pernai sodindama pelargonijas į pakabinamus vazonus pastebėjau, kad visą vasarą nereikėjo papildomai tręšti tų pelargonijų trąšomis skirtomis žydintiems augalams, jos labai gerai žydėjo. Ir paskui prisiminiau, kad aš jos persodindama į tą žemę, į durpes, į kompostinę medžiagą mišinį, įmaišiau dar šitų Kondit trąšų. Ir visą sezoną nereikėjo papildomai, nes jos tiek suaktyvino tą dirvožemį, paėmė augalas iš komposto viską ir gerai žydėjo. Tai manau, tiks tas ir rožėms. Papildomai dėjau dar sintetinių trąšų, bet jų reikės daug mažiau, kadangi Konditas suaktyvins dirvožemį, tuos užves visus mikroorganizmų mechanizmą, jie perdirbinės daugiau visą tą žalią masę, žolę, kurią aš mulčiuosiu viską, tai ir tų trąšų reikės mažiau. Ir plus žuvų miltus. Dabar radau su
jūrų dumbliais, tai reiškia, juose bus jodo, jodas taip pat saugo augalus nuo ligų. Tai tiek. Čia arbatinių rožių lysvė išsilaikė normaliai, gerai, tačiau yra va tokie jauni ūgliai. Patys galiukai reikėjo pakirti ir tokie jauni ūgliai, kurie varėsi rudenį labai intensyviai augo ir kurie jau nebesuspėjo subręsti, tai ir liko toks juodas pagaliukas. Visa kita išsilaikė kuo gražiausiai. Dar čia ir išaugęs tarp dviejų šakų. Kažkaip problematiškai reikės labai atsargiai nupjauti, kad nesusižalotų kitos šakos. Tai gaila tokių ūglių, nes jie, jeigu jie gerai peržiemoja, išsilaiko, tai jie duoda pagrindinį didelį gausų žydėjimą. Ir va čia kelios šakelės dar yra aplinkui, kurias reikia pakarpyti. Bet tai čia arbatinės rožės, jos yra jautresnės žiemojimui. Čia buvo uždengta agroplėvele plona nuo šalnų daržams skirta ir ant viršaus uždėtas toks maišinis audeklas iš polipropileno, kuris būna tentai, būna iš jų maišai daromi tokie. Jisai oras pro jį cirkuliuoja, kvėpuoja, bet jis neleidžia taškytis tam lietui vandeniui ant šakelių ir jos gana sausai čia peržiemojo. Ir anksti pavasarį nuėmiau tą maišinį audeklą, palikau tik ploną agroplėvelę. Atidengus rožės buvo sausos, gražios, jas nupurškiau su bordo mišiniu. Šiemet purškiau anksčiau, nelaukiau, kada atidengsiu visas uždangas, pakišau purkštuvą po uždangomis prasidengusi vieną pusę ir taip visas nupurškiau. Gaila, kada reikia nuskinti tokius net ir ūgliukus, tačiau kai geriau apžiūri iš visų pusių, matosi, kad viena šakos pusė yra pažeista stipriai. Tokios mano trąšos, kurias aš išbėriau šiemet, parodysiu, kaip aš jas įterpiu. Stengiausi šiemet įterpti po žeme, pasidaryti gilesnį griovelį. tą daryti reikia labai atsargiai su tokiu grėbliuku, spinduliais nuo rožės, kad nenutraukti jos šaknelių, labai atsargiai jausti reikia, kur šaknis yra, ir į tokį griovelį suberiu trąšas. Čia kondit granulės. O čia NPK 16-16-16, tai ir fosforo, ir kalio, ir azoto yra vienodai ir šiek tiek dar apie 10 procentų dėta azoto trąšų papildomai. Jos negali būti gulėti ore, nes jos išeina į orą, augalui neduoda jokios reikšmės, tai stengiuosi užpilti viską žeme, kad tenais esant drėgmei jos ir tirptų ir eitų link šaknų. Trąšų negalima dėti prie pat stiebo augalo, kad nenusidegintų. Ir kada įterpi į žemę, kai laistai, padarai toj duobutėj tokią balą, kad daug vandens prisipiltų, tai jeigu tos trąšos bus pabarstytos tik ant viršaus, ant žemės viršaus, jos visos suteka link stiebo ir prie stiebo gali apdeginti tą rožę. Bet kada jos įterptos į žemę, tai jos taip toj žemėj tenais ir tirpsta, nesvarbu kaip ten tas vanduo laistant bėga ir geriasi į žemę. Čia dar šiek tiek reikės atnaujinti galiukus, yra ir aklų guliukų, bet jau visos sprogsta ir nori augti. Na, tokie augliukai su raudonom viršūnėlėm, jie yra normalūs, jie augins pumpurus, o tie augliukai, kurie
baigėsi tašku ir jie žali būna, tai jie jau akli. Čia rožė Ašenerdom. Vakar buvo mulčiavimo pradžia, šienavom pievelę. Labai džiaugiuosi, kad yra jau kuo pamulčiuoti augalus. Čia labai yra sausa vieta ir problematiška ir čia būtinai reikia mulčiaus storo sluoksnių. Šita rožė Ašenerdom neturi skirtumo. Pernai nedengta, šiemet uždengta, lygiai taip pat peržiemojo. Pernai tik tais nukirpau iki žemės, šiemet yra kelios šakos, kurios išgyveno ir kurios dabar sprogsta, bet pagrinde 50% reikės iškarpyti. Čia tokia mažytė rožytė irgi matosi. Visur žali su ūgliukais, o čia viena šakelė lyg ir pradėjus buvo sprogti. Ūgliukai lyg tai augo, bet kažkoks tai viduj pažeidimas apačioj buvo ir reikia dabar ieškoti, eiti žemyn, kurioj vietoj baigėsi ta problema ir nukirpti, kad ta problemiška vieta nusikirptų. Aišku, labai atsargiai, nes ten ūgliukų labai daug yra visokių iš visų pusių ir negali žinot, kad nepasižeistų kuris. Čia jau eina ūgliukai ir iš žemės, tas yra nuostabu, o čia jau apkarpiau, nes viena ranka niekaip nesugebėjau tokių storų stiebų. Labai gaila, kad tiek medienos augino, kurią reikia išmesti. Čia labai stipri rožė, labai stati rožė ir jinai labai greit atauga, atsiaugina viską. Tai gal net ateityje aš galvoju, kad ją reikia žiemai trumpai visai pakirpti, kokį 10 cm. Tada bus paprasčiau ir uždengti. Gal netgi užteks ir durpių kauburėlio. Čia pakirpau šaką, bet matosi, kad ta šaka dar yra žievė trūkusi žemiau ir auga vienas ūgliukas, kuris eis įstrižai į kitą šaką ir kitam ūgliukui kryžiuosis, jau jie trinsis viens į kitą. Tai aš dar pakartosiu kirpimą ir va tokį nukirpau gabalą šakos, kuri jinai trūkusi ir tas ūgliukas, kuris augo į centro vidų. Labai gaila, bet aš jau jį paaukojau ir dabar krūmas nebus užsitankinęs, šitas ūgliukas galės gerai savo vystytis, dar į žemės eina ir bus čia krūmas tikrai nemažas. Beliko keli galiukai atnaujinti, kurie padžiūvę iki sveikos vietos ir rožytė lai auga. O čia dar kartą parodysiu Night Owl. Prieš kelias dienas aš čia ją prieš tai buvau filmavusi ir už kelių dienų atėjau, jau paaugę visi ūgliukai, kurie sprogsta. Šita problemiška vieta tokia ir likusi, neplinta, bet visa šaka virš tos probleminės vietos sprogsta ūgliukai labai gražiai. Pagal viską geriausia tai būtų nutrumpinti šitą šaką ir padaryti visas vienodai lygiai, kad jos tolygiai visas tas krūmelis augtų naujai. Aš eksperimento dėliai dar paliksiu. Čia, bet Jubiliai Prince de Monaco taip pat parodo. Prieš tai aš ją genėjau ir pagailėjau šitų vietų probleminių. Jos dar nebuvo tokios juodos, bet toks 50/50 tikimybė, kad dar išsprogs, lyg tai sprogo akutės. Tačiau dabar jau matosi tikrai, kad šitas šakas reikia šalinti. Viena pusė krūmo graži, sprogsta, labai daug naujos gyvybės, o kita pusė pajuodusi. Kažkur tai trūkusi žievė buvo ir įsimetė infekcija. Nors purškiau į rudenį. Taigi šitas pavasarinis genėjimas, tai vos nekūrybinis procesas. Reikia ne tik tais, kad apžiūrėti sveikas ar sergančias vietas, tačiau žiūrėti, kad dar krūmelis būtų proporcingas ir nukirpti viską, kas mums nepatinka ir kurti naują krūmą pagal save. Taigi, sėkmės darbuose, prenumeruokit mano kanalą. Laukiu laiko. Jeigu kas neaišku, klausimai komentaruose, būtinai atsakysiu. Ir sėkmės. Auginkime sodus kartu.